Sveiki. Tai reklama, reklamytė, reklamutė. Norėčiau ją pristatyti visiems savo draugams, pažįstamiems, artimiesiems, kolegoms, bičiuliams. Man kilo tokia mintis, kai vaikštau rudenėjančiais miško takeliais, kai sėdžiu ant šito medinio laipto, norėčiau kažko minkštesnio, kažko iš gamtos, kažko pasiimt kartu su savim ir niekad nepaleist, kad tai būtų mano gyvenimo dalimi. Tai nebūtų tiesiog, taip, tai nebūtų krepšinio kamuolys. Tai nebūtų tiesiog paprasta kėdutė. Tai galėtų būti kažkas, prie ko žmonės atsisėda, miega, galbūt ir išgeria. Tai galėtų būti kažkas tokio didelio, rutuliško. Mano idėjai reiktų kažko realaus. Galbūt tai aš atrasiu čia, ką galėčiau paliesti, pačiupinėti, iš ko galėčiau pagimdyti savo idėjos kūrinį. Labas, Laura. O, labas. Ką čia visi? Sėdžiu čia. Sėdi? Taip, sėdžiu, matai, ant akmens. Persus ant tokio tiesos. Bet man taip norisi kažko tokio apvalaus. Kažko tokio iš gamtos gal? O, kažką tokio akmeniško, tokio didelio, ką galėtum parsinešti namo? Būtent, tu teisi, žinok. Bet gaila, kad šitas akmenų toks kietas. Ir toks šiurkštus. Taip norėtų tokio minkšto. Jo, pabandyk. Ir kaip tau? Žinok, labai nepatogu. O tai apie ką tu galvoji? Ko tu norėtum? Aš turiu tokią idėją. Klausyk. Įsimink ir padėk man. Žodžiu, sėdėjau aš ir pagalvojau, kad norėčiau kažką tokio minkšto, didelio, kurį galėčiau mesti į orą, sviestą, apsikabint. Panašaus į šitą akmenį, tik lengvesnio. Taip, prigult. Žiūrėt televizorių, šunį paguldyt. Aš įsivaizduoju, kaip mašinai būtų patogu. Toks daiktas minkštas, daug mažesnis. Įsivaizduok, važiuoji su mašina, kaklas skauda, ilga kelionė. Ir moters rankinė. O rankinėje toks mažas, minkštas akmenukas. Ir toks pilkas, toks lyg pasimtum čia ir nusineštum. Lyg pukelis. Galėtum jį prie jūros nusivežti. Visur. Labai praktiškas. Tai va, būtų puikia idėja. Labai puikia idėja. Ačiū tau, Laura. Nuostabu. Kuriam? Svajonė. Kuriam. Kuriam. Tell me what you want, what you really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really wanna dig a dig. If you want my future, forget my past. Labas, panelė. Labas. Norėčiau jums pristatyti minkštą ritulį. Matau, kad jūsų kaklas kažko labai pavargęs. Pabandykite, prigulkite. Na, Taigi užmigsiu prie vairo. ar norėtumėte tokį turėti? Žinoma, taip. Kaip įvertintumėte šitą reikalą? Įvertinčiau nuostabiai, nepriekaištingai, nepakartojamai. Jis nesuvelia plaukų, jis tiesiog leidžia jiems gulėti kaip ir turi būti. Jį galite įsikišti savo didelę rankinę. Nejaugi, netikiu. Pažiūrėkite, kaip jis puikiai čia telpa. Labai puikiai telpa, galite susigrūsti ir nešiotis, kur jums patogu. Dar niekada nemačiau šitokio dalyko. Jis tiesiai iš gamtos. Iš gamtos. Tiesiai iš gamtos pagamintas iš kuo natūralesnių medžiagų. Galite jį pasimti į namus. Galite papuošti jo savo interjerą. Galite gulėti. Važiuoti mašinoje. Galite klausyti savo mėgstamiausios dainos, linguoti kaklą į vieną, į kitą pusę. Ir jo neskaudės. Ne, tai žinoma, kad ne. Imu. Ir kaip įkainotumėte šitą? Sumokėčiau tiek, kiek reikia. Tiek, kiek reikia, bet tiek neprireiks, nes jis kainuoja tik 29 litus 99 centus. Ar turite telefoną? Ne, neturiu. Tai aš jums šį gražų rutulį padovanosiu.
Nu, dėkui, klausyk. Na, prašom, nuklausyk. Tai tada reikia galvoti visą progą jau ir įsitaisyti. Taip, įsitaisykite. Ir tiem, kas turit rankose savo telefonus, siūlyčiau skambinti numeriu 85534853. Ir įsigiję vieną šitą minkštą rutulį, gausite dar vieną nemokamai. O vieną gavę nemokamai, gausite dar 3 mažus rutuliukus, rutulyčius, kuriuos galėsite tiesiog, galėsite žongliruoti galės. Na, žodžiu, nežinau. Skambinkite, būkite laimingi, būkite gamtos žmonės, džiaukite savo gyvenimu, leiskite džiaugtis kitiems. Iki pasimatymo, mielieji. Mėgaukis! If you wanna be my lover. Jūs apie tai šitų medinių. Kažkas tokio, ką būtų galima nuvalyti. Na, šitą nepaminkite. Ir turite čia telefoną savo? Ne, neturiu. Ne, jūs. Tai ne žaislas, tai kasdienybė. Mėgaukis. Au! Here's a story from A to B. You wanna get with me? You gotta let the devil in. You got in the place. You locked it in your face. You